Tai sveikas gyvas, Karoli. Sveiki, Neptūno gerbėjai. Planavom susitikti, pagaliau susitikom. Pagaliau turim laisvesnį grafiką, tai galime susėsti. Tai Karoli, pradėkim nuo pradžių turbūt. Papasakok. Turbūt abejoja, kad mažai kas tai nepažįsta, bet turbūt susipažinkim. Kaip prasidėjo ta visa Karolio Laukžemio futbolininko karjera? Tai prasidėjo kaip ir visų, nuo vaikų treniruočių, turbūt nuo 7 metų, 8 pradėjau lankyti Palangoje. Po to persikėliau žaisti už Klaipėdą, taip ir pradėjau savo profesionalą karjerą čia ir dabar esu Neptūno žaidėjas. Buvo kažkokių kitų sporto šakų vaikystėje apart futbolo? Šiek tiek lengvąją atletiką lankiau, bet daugiau kaip pradėjau nuo pirmos dienos su futbolu, taip esu iki šiol. Kas atvedė pirmą treniruotę? Tiksliai nepamenu, 2 versijos yra, dėdė sako, kad jis, tėvas sako, kad jis, tai nežinau, čia turbūt abudu jie pastumėjo ateiti į futbolą. Kada buvo ta vieta, kada jau užsikabinai, kad tikrai galėjai pasakyti, kad Karolis Laukžemis, aš būsiu tikrai futbolininkas? Nežinau, sunku pasakyti, visą laiką nuo mažumės svajojau iš to valgyti duoną ir kažką pasiekti, nueiti, turėti karjerą, bet gal kai atėjau į Klaipėdos Atlantą, 16 metų, pradėjau sportuoti su suaugusiais, gauti pirmąjį atlyginimą ir tada metai keli ir supratau, kad to noriu ir tada jau nebebuvo kelio atgal. Tas perėjimas iš to jaunimo į vyrų futbolą, koks jis pas tai buvo? Turbūt kaip ir visiems sudėtingas. Atsimenu šiandieną, kaip šiandien pirmą dieną Atlanto Rūbinė įėjus. Sėdėjo, atrodo, tuo metu gal jie buvo keliais metais vyresni žaidėjai, bet atrodė, kaip jie už mane, kad 10 metų ar daugiau vyresni. Tikrai buvo nejauku, bet parodžiau, ką moku ir užsitarnavau jų pagarbą ir taip pabiškai sekėsi vis geriau. Apie tavo karjerą dabar. Iš tikrųjų, esi kaip futbolininkas apkeliavęs nemažai šalių. Rungtyniavęs ir Latvijoje, Kroatijoje, Rumunijoje, Tailande. Ką gali pasakyti iš savo tos patirties? Na taip, jeigu neklystu su Lietuva, tai 10 šalių žaidžiau, tai patiko, gera patirtis buvo, daug ką pamačiau, daug ką išmokau, daug ir karčios patirties reikėjo praeiti, tai mane užgrūdino kaip žmogų, kaip sukūrė kaip asmenybę, tai vertinu tik pačiais geriausiais žodžiais šitą patirtį ir tikrai nieko jos nekeičiau. Valgant legionieriaus duoną, kuri šalis buvo tau sudėtingiausia? Sunku pasakyti, Kroatijoje atvykau, nusiplėšiau kryžminius kelieno raiščius pirmą treniruotę. Aišku, buvo sudėtinga, labai 8 mėnesius būti be futbolo, reabilitacija. Tikrai buvo nelengvas laikotarpis, bet kaip vėl sakau, tai užgrūdino mane, o nežinau, paskutinė stotelė Graikijoje tokia buvo apkartusi, tai po to nusprendžiau, kad gal jau laikas sugrįžti į namus. Rungtyniavai tokioj, sakykime, egzotiniai šalyje, Tailande, ką gali pasakyti iš to laiko prisiminimo? Iš Tailando tikrai labai geri prisiminimai ir man, ir mano žmonai. Tikrai buvo viskuo pasirūpinta ir pats daug žaidžiau, pavyko mušti įvarčius, tiesa tas paskutinis tas išėjimas toksai nebuvo viskas taip gražiai, bet turbūt tokiais atvejais gražiai ir nebūna. Tai viskas buvo super iki tol, kol išsiskyrėme su klubu. Sakyk apie patį Tailando lygį, ką gali pasakyti? Kitoks futbolas, tiesiog žaidžiamas, yra legionierių limitas, 3 legionieriai, dažniausiai yra puolėjai ir gynėjai ir visi labai aukšti, tvirti fiziškai. Futbolas atviras, tikrai nebuvo lengva žaisti, bet atakuojančiam žaidėjui ten yra rojus, nes turi daugiau erdvės ir gali turėti gerą statistiką, gali mušti įvarčius. Tai iš tos pusės tai tikrai puolėjams rekomenduočiau ten persikelti. Kaip karjeros turbūt tavo lūžį galima vadinti tą etapą Sūduvoj. Ką gali prisiminti iš to etapo? Na taip, irgi tas etapas tai prasidėjo sunkiai, paskui buvau nuomoje, po to grįžau galiausiai ir per tą didelį norą įsikovojau tą savo vietą po saule ir
viskas tai baigėsi, kad tapome čempionais ir dar buvau pripažintas geriausio lygos žaidėjų, tai net negalėjau apie tai pasvajoti metai prieš, o tai tapo realybė. Po Sūduvos buvo etapas toks Ispanija kelionė. Ką iš to gali prisiminti? Na taip, sudariau sutartį su to Ispanijos klubu, bet tenai buvau tik tai pasitikrinti sveikatos savo, kai gavau kelieno traumą Kroatijoje. Tai visą etapą praleidau Kroatijoje, tai apie Ispaniją daug pasakyti negaliu, bet taip, buvau ir stadione, ir ofisuose, ir treniruočių bazę mačiau, tai viskas tenai aukščiausiame lygyje. Kažkoks vis tiek sportinis pyktis buvo dėl to, kad neturėjai galimybės buvo pabandyti. Na, žinot, toks ne kaip sportinis pyktis, o toks apmaudas. Tiek metų įdedi darbo, atrodo jau gauni tą pirmąjį savo kontraktą ir per vieną dieną viskas kaip nueina šuniui ant uodegos ir vėl turi 8 mėnesius, kaip ir minėjau, grįžti po traumos ir įrodinėti. Na, tikrai niekam nelinkėčiau ir labai suprantu tos žaidėjus, kurie tai patiria ir suprantu, kaip jie jaučiasi. Apie Lietuvos futbolo rinktinę. Rinktinėje esi sužaidęs 31 rungtynes ir esi mušęs 2 įvarčius. Debiutinės rungtynės tavo buvo su Sakartvelu. Ką gali papasakoti apie rinktinės gyvenimą? Tai irgi labai gera patirtis buvo, ypatingai ten vienas periodas, kaip nacijų taurėje žaidėme, tikrai ir pats didelį vaidmenį turėjau komandoje, daug žaisdavau ir komandos rezultatai buvo neblogi, tai tik tai geriausi prisiminimai iš to laiko. Prisimeni tą pirmąjį skambutį iš trenerių, kada gavai pakvietimą pirmą kartą? Tai prisimenu, aišku, labai apsidžiaugiau. Aišku, kažkiek jau ir tikėjausi, nes buvau po superinio sezono Sūduvoje, antrą sezoną taip pat pradėjau gerai. Na jau, kaip sakoma, nebebuvo kur nebekviesti manęs, tai kažkiek ir tikėjausi, bet aišku, labai apsidžiaugiau. Pačiam apskritai žaidėjai, koks yra jausmas atstovauti nacionalinę rinktinę? Na, čia nežinau, tiesiog motyvacija didžiausia kokia įmanoma, garbė, didžiulė garbė taip pat ir tiesiog jauti, kad kovoji ne tik už save, kaip už savo šeimą, už savo miestą, už visą Lietuvą. Tai tikrai ypatingas jausmas ir jau tokiu metu jau motyvacija, energija 100% visą laiką. Tiki dar Karolis Aukšminas sulauks skambučio iš trenerių rinktinės? Dabar negalvoju apie tai, tiesiog koncentruojuosi į žaidimą čia, bet kaip ir minėjau, futbole niekada negali žinoti, kas gali nutikti ir visokie neįtikėčiausi scenarijai įvyksta, tai niekada negali žinoti, tai pamatysim, kaip bus toliau. Apie Neptūną šiek tiek. Prisijungiai prie Neptūno jau įsibėgėjus sezonui. Kaip įvyko tas tavo perėjimas į Neptūną? Taip, užmezgėme kontaktą, šiek tiek dvejojau, bet po to ta idėja kažkaip, kad gal pavyktų Klaipėdai sugrįžti į A lygą, kažkaip užkabino ir tiesiog pamačiau tą motyvaciją, kur galime kilti ir tai mane ir sužadino, kad atvykčiau čia. Užsiminėjai apie A lygą. Tavo nuomonė, ko reikia šiuometiniam Neptūnui, kad jisai vėl sugrįžtų, kad Klaipėda sugrįžtų į A lygos žemėlapį? Manau, turėjome gerą pirmąją pusę, ką byloja ir taškai, surinkome 35 ir kiek žinau, čia daugiausiai, kiek yra Neptūnas surinkęs per savo gyvavimą. Tai turime gerą pradžią, dabar reikia išlaikyti darbą, dar šiek tiek pridėti ir manau, tikrai turime visus šansus tai padaryti. 35 taškai, nebloga pirma pusė. Ką reikia daryti, kad antroji pusė išlaikyti tą? Kaip ir minėjau, tiesiog dirbti taip, kaip dirbame ir manau dar kai kurie žaidėjai, taipogi ir aš, pasitempsime ir dar pridėsime komandą ir viskas bus gerai. Turime keletą dabar nuotraukų, kurias radome internete. Norim, kad jas pakomentuotum, pasidalintum prisiminimais, ką jautėjai, ką galvojai. Čia nuotrauka, kai grįžau į Marijampolės Sūduvą. Iš tikrųjų, tas laikotarpis toks buvo kartus, buvau be klubo visą vasarą, paskui prisijungiau prie Marijampolės Sūduvos ir nepavyko įgyvendinti tikslų. Nelabai malonus tas momentas, bet reikia ir tokius praeiti per karjerą.
čia gerokai malonesnė akimirka, net negalėjau apie tai pasvajoti, buvau išrinktas geriausio A lygos žaidėjų 2017 metais ir tikrai širdelė daužėsi prieš paskelbiant labai stipriai ir fantastinės emocijos buvo, kai gavau šitą apdovanojimą. Dabar tokia išskirtinė nuotrauka. Jo, čia mano mėgstamiausia. Čia varžybos su Portugalija, žaidėme, teko pasivaržyti ir prieš Cristiano Ronaldo. Tikrai buvo, kaip jau minėjau, prieš rinktinės marškinėlius, kai apsivilki, didžiulė motyvacija, bet dar kai žaidži prieš geriausius žaidėjus pasaulio, tai negali miegoti ramiai net porą dienų iki varžybų ir tikrai taip labai norėjau, kad pavyktų sužaisti prieš tokią žvaigždę, tai pavyko ir kad manau, kad gerai priešinomės, bet neatlaikėme jų tempo, bet tikrai geras labai prisiminimas. Pavyko apsikeisti marškinėlį su Cristiano Ronaldo? Ne, nelabai tenai šansų buvo prieiti. Ką gali pakomentuoti apie šitą nuotrauką? Jo, čia Tailande, kaip matome, čia per treniruotę, gal viena pirmų treniruočių, marškinėliai be rankovių, ten tai būna, nes didžiulis karštis, apranga visą laiką šlapia, tai jo, geras kadras ir geri prisiminimai iš tų laikų. Na ką, dabar turėjom kelis klausimus ir iš mūsų sirgalių. Nerijus Jurkaitis paklausė, esi žaidęs Kroatijoje po Istra klube, apibūdink laiką praleistą jame. Tai, kaip ir minėjau, tas laikas toksai buvo dvejopas, tas trauma viską, aišku, apsunkino, po to grįžau, reikėjo šiek tiek laiko, vis tiek po tokios traumos tas atsistatymas trunka ilgai, bet taip, Kroatijoje futbolo lygis labai aukštas, geri stadionai, žiūrovai ateina, fanai, ten tikrai pamačiau aukštesnį lygį negu Lietuvoje ir taip pat kaip žaidėjas išmokau tam tikrų dalykų, įsisavinau juos ir iki pat šiai dienai naudoju tai aikštėje. Aukštas lygis, vis tiek ten turbūt išsiskiria tos pagrindinės komandos, Plyto Haidukas ir Dinamo. Na taip, ypatingai Haidukas, Dinamo, ta pati Rijeka, Osija klubas, tikrai labai dideli klubai, šitie 4, kitos komandos panašaus lygio, bet kiekvienas rungtynės reikalauja milžiniškų pastangų, kad iškovoti taškus ar bent tašką, tai tikrai ten negali palaukti ar atsipalaiduoti nei vieną dieną, nes būsi nubaustas. Justas Vasickas pasirašė kontraktą su Rijeka. Taip, labai sveikinu ir tikrai geras žingsnis. Kokių gali patarimų duoti? Geras miestas prie jūros, bus smagu. Nu, ką, jisai žino, manau, ką daryti. Sunkiai dirbti ir viskas tuo metu ateis automatiškai. Nemažai esi žaidęs A lygoje, Sūduva, Eksatlantas, Banga. Kokį įsimintiną epizodą prisimeni ar kažkokį įdomų momentą? Tai turbūt įsimintinų tų momentų buvo daug, bet tai nieko nenustebinsiu turbūt, kad A lygos čempionų titulas su Sūduva tikrai čia jau aukščiausiai lentynoje ir tikrai buvo įsimintiniausia diena, ko gero, iki pat šiandien visoje karjeroje. Dar vienas klausimas. 5 žaidėjų komanda, kokį žaidėjus ją įdėtum? Čia iš Neptūno ar aplamai? Apskritai. Gal geriau pradėkim, turbūt taip. Dėkim žaidėjas, 5 žaidėjų. Žaidėjas iš visų laikų ir žaidėjas šiemetinis. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo vartininkų. Visų laikų tavo geriausias manimų vartininkas. Sakykime, Gianluigi Buffonas. O dabartinių vaikų? Dabartinių man patinka Donnarumma žaidimas. Gynėjas? Gynėjas. Visų laikų. Kraštinis, sakyčiau, Roberto Carlosas taip labai šauna į galvą, o jeigu vidurinis, tai gal Carlesas Pujolis. O dabartinių vaikų? Dabartinių Virgilas van Dijkas, tokį turi didelį vardą. Ką dėtum į saugus? Iš saugų labai seniau patikdavo Jaja Touré, kaip žaisdavo. Iš Manchesterio City, atsimenu, įspūdingą sezoną turėjo.
dabar, nežinau, sunku pasakyti, gal Vitinija dabar taip įsiskiria iš vidurio saugų Paris Saint-Germain, kur žaidžia. Ką dedami puolėjus? Iš puolimo tai Ronaldo, Brazilas, čia mano mėgstamiausias žaidėjas visų laikų. O iš dabartinių, tai Erlingas Haalandas, jo skaičiai kalba už jį, manau. Ronaldo turbūt vaikystėje visi mėgdavo, kieme mėgdžiodavo. Ir dar keli buvo klausimai, kada bus įvarčių? Tikėkimės, kai ateis svarbiausios rungtynės, tada pavyks padėti komandai ir patraukti ją į priekį. Kaip pats žaidėjas nusiteikinėja prieš rungtynėse? Turi kažkokių ritualų? Kažkokių ritualų nelabai, bet tiesiog jau kiek metų praėjo, visą laiką daugiau mažiau darai tą patį. Papusryčiauji, kad nekeistum savo dienos, tų įpročių, papusryčiauji, prasimankštini ar pasivaikštai šiek tiek, ilsiesi ir tiesiog koncentruojasi į rungtynės, kurios būna vakare dažniausiai. Tai sveikas Karoli. Sveiki. Tai pradėjai žaisti labai anksti 16 metų. Ar nebuvo sužvaigždėjimo, vis tiek dar lankei mokyklą? Ar nebuvo žvaigždės? Nežinau, nemanau, gal kažkiek toks tiesiog kaip vaikas esi, nelabai supranti realybės, tai kaip reikėtų gal tai. Gal kažkiek būni užžiūrėtęs nosį, bet paskui, kai ateini į vyrų komandą, tai tenai greitai tą galvytę nuleidžia. Turėjai nuostabų etapą Sūduvoje su pertraukomis nuo 2015 iki 2018 ir žaidėte ir per plauką, nepatekote į Europos turnyrą. Ką atsimeni iš to laikotarpio ir papasakok apie trenerį Vladimirą Čeburiną? Jo, tada paskutinėme etape žaidėme prieš Ludogorets, Bulgarijos čempionus ir iškritom. Kaip manau, tuo metu pranokom lūkesčius tiek savo, tiek klubo ir visų fanų, nes visi galvojo, kad jau pirmame etape iškrisime, mes pirmą etapą praėjom, po to gana buvo palankus burtai, žaidėme prieš kaimynus, Liepają, juos taip pat pavyko aplošti ir tada gavome Sioną, kur jau mus visi laidojo, bet mes jos namuose 3-0 aplošėm, dar pavyko įmušti įvartį, turbūt gražiausią karjeroje savo. Ir tiesiog gal šiek tiek jau ir pritrūko meistriškumą tame Ludogoretso etape, nes ten jau tikrai buvo komanda labai aukšto lygio ir šiek tiek jau pritrūko mums ir dėja nepavyko papulti. Po Sūduvos buvo sudrebinta Lietuvos futbolas, nes persikėlė į Alavės ekipą. Ar būtent ta trauma tau sutrukdė tenais pasirodyti? Nežinau, sunku pasakyti, ten didžiulė konkurencija, bet aišku, dabar lengviausia būtų man sakyti, kad dėl traumos aš negalėjau tenai sužaisti ar gauti šanso, bet sunku pasakyti dabar, tiesiog viskas įvyko taip, kaip įvyko ir tokio šanso negalėjau paleisti ir nesigailiu, o kaip jau buvo, taip jau buvo. O klubas iškart komunikavo, kad žaisi Kroatijoje daugiau? Taip, žinau, kad persikelsiu į Kroatiją, tenai buvo daug žaidėjų iš to klubo paskolintų ir aišku, konkurencija buvo didžiulė ir aišku, kai gavau tą traumą, tikrai buvo sunku, bet dariau viską, kad užsikovočiau vietą bent Kroatijoje. Vis tiek karjera jau eina į galą. Ką planuoji po karjeros, gal agentų kaip Saulius Mikoliūnas ar trenerių, ar prie Neptūno prisidėti klubo kažkaip? Sunku pasakyti, dar irgi visokių minčių ir vieną, ir antrą svarstau ir bandau pats išsiaiškinti, ko labiausiai norėčiau. Irgi negaliu taip pasakyti, nes pats dar nesu iki galo apsisprendęs, bet norėtųsi būti prie futbolo, manau. Ačiū labai. Turbūt apskritai sportininkams baigus karjerą, taip atrodo, kad išmokai gyvenime daryti vieną dalyką gerai ir atrodo, kad kitų dalykų nelabai gali mokėti. Ar tau irgi toks užplūsta? Nežinau, dar kai pradžioj karjeros studijavau, tai, kaip sakoma, esu baigęs aukštąjį, tai niekados nežiūrėjau kaip į futbolą vien, kad visą gyvenimą aš jį žaisiu. Supratau, kad bus gyvenimas ir po jo ir aišku bus iššūkis, bet manau, kaip ir iki šiol gyvenime, taip ir su šito iššūkiu susitvarkysiu. Supratau. Gerai, ir pabaigai norim
tau tokį blitz klausimai, kaip pavyzdys, mėlyna ar balta. Mėlyna. Tai va, tokie ir važiuojam. Kava ar arbata, Kava. pizza ar sushi, Pica. Coca-Cola ar mineralinis, Vanduo. žiema ar vasara, Vasara, aišku. kinas ar teatras, Kinas. diena ar naktis, Diena. poilsis gamtoje su draugais ar romantiška vakarienė su žmona restorane, Čia turiu pasakyti antrą variantą. šunis ar katės, Šunys. Xbox ar PlayStation, PlayStation. atostogos Lietuvoje ar atostogos užsienyje, Atostogos užsienyje. Mercedes-Benz ar BMW, Mercedes-Benz. Ronaldo ar Messi, Ronaldo. būti nemirtingam ar skaityti žmonių mintis, Gal skaityti žmonių mintis. ledai ar šokoladas, Ledai. saldžiai ar sūriai, Saldžiai. įmušti įvartį ar atiduoti perdavimą, Nemušti įvartį. kelionė lėktuvu ar traukiniu, Nelabai nei tas patinka, bet gal su traukiniu labiau. Žalgiris ar Rytas, Žalgiris. domiesi krepšiniu, Taip, labai. Nike ar Adidas, Nike. Oleg Lutkov ar Jose Mourinho, Oleg Lutkov, aišku. dviratis ar paspirtukas, Dviratis. Facebook ar Instagram, Instagram. pop muzika ar sunki muzika, Pop muzika. laimingas skaičius, Neturiu tokio. o marškinėlių numeris asocijuojasi ką nors, Ne, įprastai žaidžiu 9, bet šiuo metu užimtas, tai teko imti kas liko. ar turi Karolis prietarų, Ne, neturiu. mėgstamiausias patiekalas, Na, turbūt makaronai su vištiena. mėgstamiausia spalva, Mėlyna. jei nebūtum futbolininkas, tai kas būtum, Sportininkas. nemėgstamiausia pamoka mokykloje, O čia taip senai visas buvo matematika. pravardė Turiu keletą, bet neminėsiu. ir geriausias komandos draugas, Šiuo metu, taip, kaip čia dabar išskirti vieną. Su visais gerai sutariu, negaliu išskirti vieną žmogų. bet yra koks triukšmingiausias rūbiniai, kuris ten labiausiai kelia, Tai vyresni, pasakysiu, vyresnių grupelė, kas virš 25 tie. tau atėjęs į Neptūną nebuvo tokių, kad iš jaunimo, kaip sakant, kitą kartą būna dėdė pavadina, dar kaip nors, Ne, taip gal ne, bet gal buvo kažkas jūs kreipėsi vieną kartą, bet taip viskas tvarkoja. Jaunimas neblogai laikosi. supratau. Tai ačiū Karoli, kad praleidai su mumis laiką. Tikrai norim palinkėti tau pačiam sėkmės, klubui sėkmės ir, kaip sakant, tegu ateina tas lemtingas momentas, kada pradėsim mūsų įvačius. Dėkui ir laukiu jūsų stadione. Viso.